Gaminys turi būti toks, kad kareivis baigęs tarnybą pasiimtų namo ir mielai dar dėvėtų, reiškia, jis turi būti ilgaamžis, jis turi būti geras. Tai aš manau, kad tuos reikalavimus reikia irgi formuluoti taip, kad jis būtų ilgaamžis, geras ir tada bus pasiekti ir tie ekologiniai reikalavimai. Sveiki, su jumis Evelina Butkutė-Lazdauskienė. Jūs klausotės tinklalaidžių ciklo Žalieji pokalbiai. Pradedame jau 5 ciklo epizodą, kuriame kalbėsimės apie tekstilę ir jos poveikį aplinkai. Tvari tekstilė – permainų pagrindas. Skaičiuojama, kad tekstilės naudojimo poveikis aplinkai ir klimato kaitai Europoje yra 4 pagal dydį, o tekstilės sektorius 3 pagal vandens ir žemės naudojimo intensyvumą. Tad kiekvienam iš mūsų derėtų pagalvoti, kaip galime skatinti tvarios tekstilės naudojimą. Didelį poveikį šioje srityje galėtų turėti viešųjų pirkimų vykdytojai. O ar tiekėjai gali pasiūlyti draugiškos aplinkai tekstilės gaminių, atitinkančių aplinkosaugos reikalavimus? Apie tai šiandien ir kalbame su tekstilės įmonės Omnitexas valdybos nariu Vydu Damalaku ir viešųjų pirkimų tarnybos darniųjų pirkimų skyriaus patarėja Gabija Vitkauskienė. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki. Gerbiamas Vydai, ar iš tiesų tekstilė yra tokia tarši? Ir kokio tipo tekstilė labiausiai kenkia aplinkai? Tikrai taip. Tekstilė yra tarši pramonės šaka ir visa tekstilė turbūt neišskiriant kažkurio vieno sukuria daug atliekų, naudoja daug vandens, chemijos, energijos ir yra tikrai tarši. Pagaliau bet kurį pluoštą imant, iki 30% visų gamyboje naudojamų pluoštų galų gale atsiduria atliekose ir reikia tai vertinti. Tai aš manau, kad šiandien mažai tokių yra medžiagų, kurių 30% baigus gamybinį ciklą tenka išmesti. Jeigu šiek tiek detalizuoti, tai iš karto ir jūs dairausi, tai vienas taršiausių pluoštų ir viena taršiausių tokių šakų mūsų pramonė yra medvilnė. Vienareikšmiai. Atrodytų natūralus produktas. Žemė ir gamta žalojantis pluoštas ir technologija, kurių visi mėgsta ir įsikabinę laikomės, bet dėja taip yra. Europos komisija rengia privalomus konkrečių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimus. Tai Gabija, jūs gal žinot, turbūt numatoma šiuos reikalavimus padaryti privalomais ir žaliųjų pirkimų vykdytojams. Tai ES šiai dienai yra parengusi tvarios ir žiedinės tekstilės ekonomikos strategiją ir rengia tvarių gaminių ekologinio projektavimo reglamentą. Jame numatyta, kad ekologinio projektavimo reikalavimai apims gaminio patvarumą, patikimumą, galimybę jį naudoti pakartotinai, tobulinti, kadangi šiai dienai yra įsigalėjusi ta greitoji mada. Dauguma tekstilės gaminių, kurie yra pigus, jie yra nelabai kokybiški ir tikrai daug sukuria atliekų. Tai ES noras yra pereiti prie tvarios mados ir kad būtų akcentuojamas tekstilės gaminio ilgaamžiškumas ir kokybė. Taip pat ekologinis projektavimas turėtų apimti cheminių medžiagų, kurios trukdo perdirbti tekstilės gaminius ribojimus. Taip pat tekstilės pluošto, kuris, kai yra perkama mišrus tekstilės gaminys ir jame pridėta elastano, yra medvilnė maišoma su poliesteriu ir panašiai, tai tokie tekstilės gaminį yra labai sudėtinga perdirbti ir brangu. Tai taip pat ekologinio projektavimo reikalavimai apims ir šitos aspektus, kad būtų lengviau perdirbti tekstilės gaminius. Taip pat Europos komisija planuoja patvirtinti privalomus žaliuosius viešuosius pirkimų kriterijus, kadangi šiai dienai yra tik tai savanoriški Europos komisijos parengti. Na, o kaip sekasi pirkimo vykdytojams vykdyti žaliuosius pirkimus? Ir apskritai, kuo skiriasi žaliasis pirkimas nuo paprastojo tekstilės pirkimo? Tai žaliasis pirkimas yra toks pat pirkimas, tik tai jame nustatomi su aplinkosauga susiję kriterijai. Kadangi nuo šių metų keitėsi aplinkos ministro įsakymas ir keitėsi reikalavimai tekstilės gaminiams, jie tapo aiškesni, paprastesni, lengviau įgyvendinami,
Tai iš tikrųjų žaliųjų pirkimų procentas būtent tekstilės gaminių išaugo gerokai. Jeigu pernai buvo apie 40%, tai šiemet, žiūrint kokį filtrą pasirinkus švieslentėje, odos ir tekstilės gaminių pirkimai siekia 100% netgi pagal vertę, o jeigu pasirinktume filtrą drabužyje, avalynė, lagaminai, tai 73%. Ir čia turbūt įtakoja tam tikri ypatumai būtent darbo rūbų pirkimų. O kaip vykdomi žalieji tekstilės gaminių pirkimai? Kokie būdai? Jeigu vykdysime skelbiamą tekstilės gaminių pirkimą, tai iš esmės turime 2 būdus jį įvykdyti žaliai. Tai pirmą, galime nustatyti privalomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Antra, galime nustatyti pirmo tipo ekologinio ženklo reikalavimus. Jeigu pasirenkama nustatyti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, tai jie yra apibriežti aplinkos ministro įsakymo 2 priedo 9 skyriuje. Tai pirmiausia yra 9.1 papunktis nustato reikalavimus cheminėms medžiagoms. 9.2 papunktį mes jau taikome pagal tai, koks yra pirkimo objektas. Pavyzdžiui, jeigu perkamas poliesteris, tai jis turi būti 100% pagamintas iš perdirbtų atliekų. Jeigu perkame medvilnę, medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš minimalių 9.2 papunktyje nustatytų aplinkos apsaugos kriterijų. Tai jau pradėjome apie reikalavimus. Vydai, grįžkime prie jūsų. Ar iš tikrųjų nesukelia problemų šitie reikalavimai? Na, pavyzdžiui, reikalavimas, jog tekstilės gaminiuose nebūtų cheminių medžiagų, kurios kelia susirūpinimą sveikatai ir iš tikrųjų yra įrašytos ir iš reglamentą, arba azodažiklių naudojimas. Ar iš tiesų jau tie reikalavimai yra tokie įprasti rinkoje, įprasta praktika ir čia problemų nėra? Ne, tikrai problemų šitoj vietoj nėra, todėl kad tie reikalavimai yra labai logiški, teisingi ir lengvai vykdomi, todėl kad šiandienai tikrai Europos pramonė seniai jau turbūt virš 30 metų nebenaudoja dažiklių dažų su azo grupėmis, lygiai taip pat seniai nebenaudojamas formaldehidas, seniai nebenaudojamos kitos taršios medžiagos ir Lietuvos gamintojai, kurie daugumoje dirba su Skandinavijos pirkėjais, manau, yra puikiai išmuštruoti, puikiai įsisavinę šitos dalykus. Tik tai aš norėčiau dėl ministro įsakymo ir dėl jo taikymo komentarą, galbūt tam tikrą nuomonę. Šitoj vietoj perkanti organizacija kartais gali nenorėdama suteikti didelių privalumų, sakykime, Kinijos gamintojui prieš Lietuvos gamintoją, todėl kad jeigu tai bus nurodyta, kad užtenka Ekotex standarto, reiškia gaminamai medžiagai arba gaminiui, Ekotex standartas, ši didelė kalba būtų, jis taip nusako, tyriama medvilnė su poliesteriu, sakysim, paimam, ar ne? Pluoštas, medvilnė su poliesteriu, jis tyriamas, pristatomi pavyzdžiai, patikrinami ir išduodamas sertifikatas, kad tie pavyzdžiai atitinka pilnai, reiškia, 6 spalvos ir taip toliau. Ir tada koks nors Kinijos gamintojas, jis paima ir pakiša tą, jie labai mėgsta tuos standartus, jie labai mėgsta būti žali, tolimųjų rytų gamintojai. Ir jis pakiša prieš 8, 9 ar 7 mėnesius kažkokį pasidarytą standartą. Sudėtis, jie atitinka mūsų medžiagos sudėtį. Bet neįvertina tai, kad ta medžiaga gali būti, jeigu tai yra Lietuvos kariuomenės, sakysim, užsakymų, tai yra tam specifinės apdailos. Ten tikrai jos nebuvo tikrintos ir darytos. Ir aš manyčiau, kad šitoj vietoje reikėtų vertinti vis dėlto, pristatyti turėtų konkrečiai medžiagai, konkrečiam gaminiui, būtent įrodymą sertifikuotų laboratorijų, kad ten nėra. Nėra tų azo grupių, nėra ten chemikalų kažkokių ir panašiai. O vien Ekoteksas, jis toks yra šiek tiek abejonę keliantis. Perkančioji organizacija gali pasirinkti ir tuo pačiu liktai nenorėdama arba norėdama ir suteikti tam tikrą pranašumą, greitį ir panašiai. Tai va dabar kaip tik ponas Vydas pradėjo šnekėti apie tai, su kokiomis problemomis gali būti susiduriama, tai pirkimo vykdytojai konkrečiai su kokiom problemom susiduria ir ar įmanoma būtų, kad kažkas gali sutrukdyti tą žaliąjį pirkimą?
Kartais pirkimo vykdytojams būna sudėtinga įvertinti, ar perkamas gaminys, pavyzdžiui, kuprinės perka, ar tai apskritai yra priskiriamas tekstilės gaminiams, ar jam reikia nustatytos kriterijus. Taip pat, kai yra perkamas tekstilės gaminys, kurio sudėtis yra mišri, tai pirkimo vykdytojui kartais būna sudėtinga suprasti, kuriuos minimalius aplinkos apsaugos kriterijus tokiu atveju reikia taikyti. Tai taisyklė būtų paprasta, kad 9.1 papunktis dėl cheminių medžiagų gaminyje naudojimo jis yra taikomas visada, o 9.2 papunktis jau konkrečiai pagal perkamą objektą. Jeigu perkamas tekstilės gaminys, kurio sudėtyje yra poliesterio pluošto, tarkim, koks 30%, tai visas tas poliesterio pluoštas ir turi būti pagamintas iš perdirbtų atliekų. Ir pirkimo vykdytojai mums sako, kad rinkoje trūksta galimybės įsigyti to perdirbto poliesterio pluošto. Tai ar iš tiesų taip ir? Ar trūksta? Ne, galiu patvirtinti, kad to poliesterio pluošto tikrai netrūksta. Aš visuomet kalbėjau ir laikiausi nuomonės ir dabar lygiai tą patį išsakysiu. Lietuvai kai tik dėrėtų turbūt poliesterį naudoti perdirbtą, todėl kad Lietuva susirenka praktiškai visus butelius, visą plastikinę tarą, ją perdirba. Taip, pluoštas gaminamas ne Lietuvoje, artimiausia vieta turbūt, kur gaminama yra Rumunija, yra tarp kitko ir Lietuvoje gamybiniai pajėgumai, bet nežinau dėl kokių priežasčių jie yra šiuo metu nenaudojami. Tikrai perdirbto poliesterio netrūksta, jo yra pakankamai ir manau, kad sveikintinas, teisingas sprendimas, todėl kad prisivežim tos taros ir butelių, tai paimkim ir panaudokim dar kartą ir formaliai mes tą padarom. Kokios perdirbto poliesterio ilgamžiškumo savybės, spalvinės, apskritai ta kokybė nesiskiria? Kuo apskritai skiriasi perdirbtas poliesteris nuo neperdirbtas? Nieko. Kas įdomiausia, kad nieko nesiskiria ir jo nei organoleptiškai, nei čiupinėdamas, nei glostydamas, nei per mikroskopą žiūrėdamas tikrai nieko neįžiūrėsi. Taip, galbūt šiek tiek skiriasi labai giliai žiūrint, pieminė formulės, ar ilgis grandinės, ar kas nors, bet šiaip jis nieko nesiskiria, savybės jo lygiai tokios pat, persidirba jis lygiai taip pat, dažosi jis lygiai taip pat gerai. Jeigu mes kalbam apie bespalvį, jeigu mes kalbam apie baltą, bet jis gali būti ir juodas, ar ten koks nors, tai bus kitas dalykas, jis turės dažų likučius, bet šiaip tai jo savybės yra lygiai tokios pat. O ar skiriasi kaina? Tam tikrais momentais, kaip bebūtų keista, jis pamažu darosi šiek tiek brangesnis galbūt, todėl kad jo poreikis auga, pareikalavimas stipriai auga, visi šiandienai nori jo turėti bent dalį gaminyje ir sporto prekių ženklai ir kiti. Ir manau, dėl to rinkoje tokia situacija klostosi, kad jis šiek tiek pamažu brangs. Bet tai yra todėl, kad niekam nebereikia, todėl kad visi nori panaudoti antrinį, reiškia, tai galbūt dėl to tos kainos. Tai ar galima sakyti, kad jis tinka ir specifiniams darbo rūbams, sakykime, ugniagesiams? Tikrai tinka. Ugniagesiam, aišku, ugniagesiam poliesteris ir bet kuris netiktų, todėl kad jis turės tokią savybę, kad pakaitintas arba veikiamus ugnies, lašės ir lydysis, tai manau tiek kariškiam, tiek net ir policijai, kuri gali susidurti su ugnimi, tai nėra pluoštas, kuris būtų taikytinas, kaip bebūtų keista, kartais jis dar yra naudojamas, bet mes gaminam daug šalių kariuomenėms, tai atrodo, kad ir Lietuva jau atsisako šito dalyko, nes jis tiesiog nepriimtinas dėl savo. Tai teisėjų mantijoms, medikų rūbams tinkamas? Puikiausiai, bet kam. Mokytojų rūbam ir gydytojų, mišiniuose ir vienas, bet kokiem rūbam. Jei darbo rūbas buvo siūtas iš medvilnės ar poliesterio, kai dar nebuvo vykdoma žaliasis pirkimas, o dabar jau siuvami pagal žaliojo pirkimo reikalavimus, tai ar tų rūbų kokybė tokia pati bus? Ji bus tokia pati, tik tiek, kad dabartiniai reikalavimai nuoroda į tai, kad turim mišinyje panaudoti, sakysim, arba kad naudojamos medvilnės, ten berods 20% ar kiek minimaliai turi būti organinis, užauginta tausojant gamtą, tausojant žemę.
nuo to jos savybės nesiskirs. Lygiai taip pat, jeigu ten bus įdėta kanapių pluošto, tai savybės nesiskirs, tik pagerės, ypač su poliesteriu mišiniuose. Sveikintinas dalykas, aš manau. Gabija, pakalbėkime, kaip yra su ženklinimu tekstilėje. Koks yra galimas pirmojo tipo ekologinio ženklo reikalavimo nustatymas tekstilės gaminių pirkimuose? Pirmo tipo ekologinis ženklas yra daugiakriterinis ekologinis ženklas, tvirtinamas nepriklausomos trečiosios šalies. Ir pirmo tipo ekologiniais ženklais ženklinamos prekės, jos būna pranašesnės aplinkos sauginių požiūrių ir jos yra įvertinamos per visą jų buvio ciklą. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad ženklas Okotex, jis nėra pirmo tipo ekologinis ženklas, nes tai nėra daugiakriterinis ženklas, jisai būtų priskiriamas antro tipo eko ženklams. O pirmo tipo, tarkim, būtų European Eco Label arba lygiaverčiai ženklai. Tai jeigu pirkimo vykdytojas nori nustatyti ženklinimo reikalavimą pirkime, tai ir vykdyti žaliąjį pirkimą vadovaudamasis aplinkos ministro įsakymo 4.2 punktu, jisai turėtų ir reikalauti būtent tokių ženklų kaip European Eco Label ir lygiaverčiai. Taip pat reikėtų vis tik atlikti rinkos tyrimą ir įsitikinti, ar bus tie norimi įsigyti tekstilės gaminiai paženklinti tais ženklais, ar nebus stipriai apribota konkurencija nustačius tokį reikalavimą. Noriu šitoje vietoje, ačiū, Jūs paminėjot labai aktualų klausimą. Ar Scandinavian Swan, ar kiti ten šitie ženklai analogiški, kokia jų vartojimo tendencija. Daugeliu atveju tai jie yra sertifikuojami gaminiai, kurie tiekiami į rinką ir stabiliai ten yra. Vaikiški gaminiai, skalbimo priemonės, dar kas nors. Tai nėra vienkartinio užsakymo prekė. Jeigu jis bus reikalaujama vienkartinio užsakymo prekė, galim susidurti apie tą mano minėtą jau ankstesnę problemą, kad gudresnis galbūt arba ten turintis jis gali pritemti ir po to ženklų pasikišti formaliai gaminį, kurį pirks Lietuvos kažkokia tai organizacija. Bet iš tiesų tai nebus tiesa. Tai aš manyčiau reikia labai, labai atsargiai, todėl kad vienetiniam partijom, vienetiniam, reiškia, kažkokiam užsakomosios gamybos su labai aiškiais kriterijais gamybai, praktiškai jo neįmanoma, nes jį išsiimti reikia 6 mėnesių ten arba 4 arba 5 ir bent 10 000 eurų. Tai jeigu pirkimas 100 000, o vien šitą ženklo, reiškia, išėmimas kainuos 10 000, logikos tikrai nebus. Bet tas, kuris kažką panašaus gamina, kuris gamina milijonais vienetų ir formaliai jo visas aprašymas atitinka, jis gali staiga įgyti visiškai tokią nepelnytą pranašumą. Gabija, o su kokiomis problemomis pirkimo vykdytojai susiduria tikrindami aplinkosauginių reikalavimų atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams? Kaip įrodomi šie reikalavimai? Tai tikrinant atitikti aplinkosauginiams reikalavimams gali būti prašoma įvairių dokumentų, kadangi pirkimo vykdytojas vis tik turi nustatyti įrodančius dokumentus pagal savo konkretų jau pirkimo objektą. Tai iš tikrųjų manome, kad reikėtų nustatyti daugiau galimų pateikti dokumentų, kad tiekėjas galėtų pasirinkti, kuriuos konkrečiai steigs, bet priklausomai nuo nustatytų reikalavimų, įrodantis dokumentai galėtų būti ir tas pats Okotex, European Eco Label, kiti lygiaverčiai ženklai, gali būti teikiami gamintojo techniniai dokumentai, notifikuotos institucijos atliktų bandymų protokolai. Tai tik tai labai svarbu yra, kokia prekė perkama, nes jeigu perkami, tarkim, darbo rūbai, kurie bus gaminami pagal užsakymą, tai reikia atsižvelgti į tai, kad tiekėjas greičiausiai tų bandymo protokolų negalės pateikti pasiūlymų teikimo metu, jis juos galės pateikti su prekėmis. Gal jūs galėtumėt papasakoti, kaip vyksta tekstilės gaminių kokybės patikrinimas, ar bandymai užsakomi kažkokie?
Taip, praktiškai šiandien visos perkančios organizacijos prašo bent kelių medžiagos parametrų, kad jie būtų patikrinti sertifikuotose laboratorijose ir juos daugeliu atveju dėja privalu pateikti teikiant dokumentus, tai kartais atsitinka taip, kad turim 6 savaitės sukurti medžiagą pagal aprašą, pasidaryti tyrimus ir staiga kokiu vasaros periodu, sakysim, dabar, kai visos laboratorijos atostogose, tiesiog susiduri situacija, kad to neįmanoma. Bet šiaip tai įprastinė praktika, nieko išskirtinio ir aš sakyčiau, kad ji yra teisinga, tik tai galbūt reikėtų protingai parinkti parametrus ir rodiklius, kuriuos norim turėti sertifikuotos laboratorijos patvirtintus, kad tikrai ta medžiaga tokiu atitinka tuos rodiklius, nes kai kartais paprašoma 12 ar ten 14, tai perteklinis, mano nuomonė, reikalavimas, krūvis ir darbuotojams, ir finansinis, ir jis nieko nepasako apie medžiagos kokybę. O šiaip tai, kaip ir minėjau vienu momentu kalbant, iš tiesų, manau, kad būtų teisinga ypatingai tokios specialios paskirties tekstiliai ir rūbams, aprangai reikalauti patvirtinimo, kad ten nėra azo grupių, todėl kad gali jos praslysti, jeigu bus įvežama kažkur iš tolimųjų rytų. Ten dar vis kartais nuo karto naudojamo šitos, gali būti formaldehido ten dėl marginimo proceso ar kur nors, jeigu irgi jis naudojamas koks primityvesnis. Ir tai būtų labai sveikintina ir jis užkirstų kelią gudravimui, piktnaudžiavimui, viskas būtų labai aišku. O šiaip tai manau, kad teisinga tikrinti reikia, todėl kad jeigu mes pasitikėsim vien mano gaminys geriausias, tai nebūtinai tai bus. Nebūtinai tai bus. Gal turite dar kažkokių patarimų pirkimų vykdytojams, kokius papildomus aplinkosauginius reikalavimus galima būtų nustatyti vykdant žaliai tekstilės gaminių pirkimą? To ir nereikėtų galbūt tų labai papildomų, nes ko gero yra teisingai suformuluotas užduotis, kad ir ministro įsakyme. Nuoroda į perdirbtą polesterį, į tam tikrą dalį medvilnės, kuri užauginta ekologiškai, reiškia organinės medvilnės, nuoroda į tai, kad galėtų būti arba aš netgi būčiau griežtesnis, sakysim, tokios kanapės atžvilgių, ji ir puikiai ir Lietuvoje gaminama, ir Lietuvoje pluoštas, verpalai negaminami, bet jos galima rasti šiandienai visoje Europoje. Kitas dalykas, reikėtų turbūt per kokybę, per ekologinį reikalavimą šiek tiek palaikyti ir Europos gamintojus, todėl kad, pavyzdžiui, susidurėm su Nyderlandais ypatingai ar Skandinavijos šalim. Labai griežti reikalavimai, kad būtų gaminama Europoje, kad būtų gaminama geografiniai Europos vietoviai, kad būtų galima patikrinti, kad tikrai čia, kad niekas neįvežama, nevežiojama ir kaip jie prašo užtikrinti, kad nebus vežama, kad nebus perteklinių pervežimų. Tai nėra, bet jeigu yra įdedami tam tikri reikalavimai apie kokio pluošto ar ko nors panaudojimą, tai automatiškai įdedami reikalavimai nevežio. Tai aš manau, va šitas jis iš karto spręstų ir ekologinius klausimus. Todėl kuo daugiau mes gaminam vienoje vietoje, kuo mažesni pervežimai, transportavimai, tai yra ta pati ekologija. Kitas dalykas, tikrai gaminių kokybė, sudėties kokybė, toks, pavyzdžiui, Vilnos panaudojimas ar kas nors, kur yra neatskiriama tų pačių Nyderlandų, skandinavų rūbų dalis, tai yra kokybė. Kaip jie sako, tas gaminys turi būti toks, kad kareivis baigęs tarnybą pasiimtų namo ir mielai dar dėvėtų, reiškia, jis turi būti ilgaamžis, jis turi būti geras. Tai aš manau, kad tos reikalavimus reikia irgi formuluoti taip, kad jis būtų ilgaamžis, geras ir tada bus pasiekti ir tie ekologiniai reikalavimai. O ką manote apie galimybę sukurti skaitmeninį tekstilės gaminių pasą? Galiu manyti, ką nori, bet mes jau jį ir turim iš principo. Taip, mes jį diegiam šiandien. Bet jis turbūt neplačiai naudojamas. Ne, jis nėra plačiai naudojamas, bet tiesiog yra, gal sportinį terminą galima panaudoti fanų šito dalyko ir jie spaudžia mus, tai daugiausia prekiniai ženklai, kurie nori būti išskirtiniai, žali ir taip toliau ir nori suteikti savo vartotojui kuo daugiau informacijos.
Tai mes irgi iš pradžių kažkaip gal žiūrėjom taip įtariai į šitą reikalą, bet matom, kad tai yra gera galimybė save pristatyti, galimybės, kaip švariai tvarkingai mes dirbam ir tai nieko blogo nėra. O sakykit, ką patartumėt pirkimo vykdytojams daryti su išmetamais tekstilės gaminiais, su tekstilės atliekomis? Tai va, ir Europos komisija dabar šituo užsiima ir išėjo atliekų direktyvos papildymas. Lietuvoje aplinkos ministerija stipriai prie to dirba, ruošiami turbūt dokumentai ir pasiūlymai Europos komisijai. Klausimas nėra paprastas, pakankamai sudėtingas ir ypač Lietuvoje, kurioje antrinio žaliavų perdirbimo tikrai nėra stipraus, bet galbūt tai yra ir tam tikra galimybė mūsų pramoniai, mūsų iniciatyviem žmonėm, kurie, manau, gali įvertinti galimybės ir imti šito reikalo, perdirbimo, antrinio panaudojimo ir taip toliau. Tai manau, kad bus geras postumis ir vienaip ar kitaip, tai vis tiek judam prieki. Tai neišvengiamai kyla klausimas, besibaigiant laidai, kokias matome ateities tvarumo perspektyvas, kokį įsivaizduojate ateities audinį? Puiku. Ir perspektyvos, suprantama, kad jos yra žiūrint kaip žiūrėsi. Jeigu žiūrint iš ekonominės pozicijos, taip, Europoje gaminti sudėtinga, Europoje yra brangu konkuruoti su tolimųjų rytų arba šiandien ir Afrikos kai kurių šalių gamintojais. Čia ir kartais turbūt reikia pasigesti ir tam tikros ES pozicijos, kad daug mes čia šnekam, deklaruojam, bet tie reikalavimai trečiųjų šalių produkcijai, gamybos ciklui, procesui, naudojamo medžiagom, jis nėra labai griežtas, jis yra pakankamai palankus importuotojam ir šiandien vyrauja vis dėlto importuotojų požiūris. Bet aš manau, kad ir šiandien techninė tekstilė klesti ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose didėja ir kitų funkcinių medžiagų. Mes, sakysim, esam žinomi funkcinių medžiagų gamintojai. Mums šiek tiek yra šiandien lengviau negu tiems, kurie gamina kažkokias paprastesnės, labiau vienos paskirties, vienos funkcijos medžiagas. Tai aš esu optimistas ir nebūna taip, kad turbūt paima ir išnyksta paukščiai. Vis tiek, jeigu ne tas, tai tas skraidys, tai ir čia. Jeigu vieni neras galimybių dirbti, atsiras kiti. Manau, kad Lietuvos vis tiek tradicija yra sena, gili ir pakolka žmonių išsilavinusių, išmanančių tekstilės technologijas, tekstilės mokslą yra ir aš galvoju, kad viskas bus gerai. Tai ačiū Jums abiems už įžvalgas, belieka palinkėti, kad tai, ką kalbėjote, išsipildytų, kartu aplinką darysime švaresnę. Ir šiandien su mumis buvo tinklalaidės Žalieji pokalbiai svečiai, tekstilės įmonės Omnitexas valdybos narys Vydas Damalakas ir viešųjų pirkimų tarnybos atstovė Gabija Vitkauskienė. Laidą vedžiau aš, Evelina Butkutė-Lazdauskienė. Iki kitų susitikimų. Žaliųjų pokalbių laidų ciklas sukurtas įgyvendinant LIFE programos integruotąjį projektą Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje LIFE IP Enerlit, kurį iš dalies finansuoja ES ir Lietuvos Respublika. Jose pateikiama tik jų kūrėjų nuomonė ir jie visiškai atsako už jų turinį. Europos komisija neprisiima jokios atsakomybės už bet kokį šios informacijos panaudojimą.